Taigi, pasirinkau pienių stiebelių, girdėjau, kad galima virti pienių stiebelius ir gaunas kažkas panašaus kaip spageti. Sugalvojau išbandyti, kelis įmečiau į vandenį, įdėjau šaukštelį druskos. Sako, kad su druskoj verdant išverda visas pienių stiebelių kartumas. Taigi, pažiūrėsim, užvirė, tik tai reikia nepervirt. Sakė, kad reikia virt 7 minutės, nes paskui pasidaro košė. Na, verdam, nustatėm iki 7 minučių ir paskui ragausim. Na, pavirė 3 minutės, vieną paragavau ir jis gan toksai jau iš viso skystas. Taigi nusprendžiau išimti. Kaip tie spagečiai bus. Na. Gan įdomiai atrodo. Ragaujam. Ką žinau, visai nieko. Jaučiasi biški kartumas, druska. Ir gan įdomu. Sakyčiau, visai nieko. Prie kokius mėsytės visai gerai. Pabandykit. Manau, kad patiks.